Gerbėjai, šiandien jūsų laukia intriguojančios ir kaip visada įdomios rungtynės. Vilniaus derbis. Vilniaus Vėtros futbolininkai namuose priima Vilniaus klubą. Intrigos ir rungtynės netrukus, o dabar iškart paklausykime, ką apie šias rungtynės prieš susitikimą kalbėjo abiejų komandų treneriai. Treneri, per visą istoriją Vilniaus klubui nekarto nėra pavykę oficialiuose rungtynėse nugalėti Vėtros. Kaip manote, ar šiandien pavyks nutraukti šią, sakykime, nesėkmių seriją? Na, norisi tikėti, kad kažkada tai įvyks, kažkada tai pergalė būna pirmą kartą. Tikimės, kad galbūt bus šiandieną, nors puikiai suvokiame, kad rungtynės principinės, vieno miesto komandos ir tai padaryti nebus lengva. Na, po masinėmis muštynėmis pasibaigusių prieš sezoninių rungtynių, sakėte, kad Vėtros žaidėjai, jūsų komandos žaidėjams yra puikus dirgiklis. Kaip bus šiandien? Na, Vėtra visada yra geras dirgiklis, stipri komanda, mes ją gerbėme ir manau, kad santykius reikia aiškintis futbolo aikštėje, o ne po rungtynių. Tas incidentas jau senai yra pamirštas ir manau, kad tai neturi jokios reikšmės šios dienos rungtynėms. Na ir dabar paklausykite, ką apie artėjančias rungtynės kalbėjo Vėtros vyriausiojo trenerio asistentas Vytautas Jančiauskas. Treneri, galingai sezoną pradėjęs Vilniaus klubas laimėjo net 6 rungtynės iš eilės, ar šiandien tikitės nutraukti tą seriją? Na, aš jums pasakysiu atvirai, čempionato pradžia yra pakankamai įdomi, dėl to, kad 7 komandos taškų galai praradinėja daugiau, likusios 6 komandos, bet 7 komandos tai yra tos realios komandos, kurios gali pretenduoti į prizinės vietas Lietuvos čempionate. Aš manau, kad Vilnius pradėjo sėkmingiau čempionatą, matyt, gal ir dėl to, kad vis tik surado tuos žaidėjus, kurių atranką darė gan ilgai, aš turiu minėti pirmoje eilėje Brazilus. Ir matomai, tie žaidėjai yra tiesiog vienas kitą geriau suprantantis ir jiems gan efektingai sekasi kontratakuoti, ypatingai greitai išeiti į atakas ir tiksliais smūgiais užbaigti atakas. Ko nepasakysi apie likusias 6 komandas, nes negalime sakyti, tarkim, kad Kaunas, Žalgiris arba kad ir ta pati Vėtra neturi progų. Turi progų, bet matyti rezultatų nulėmė galutinį vis tik ne tik progų sukūrimas, bet ir jų realizacija. Šiuo atveju aš manau, kad kol kas Vilniaus komanda eina sėkmingiausiai. Na, sakykite, visuomet Vilniaus ir Vėtros rungtynės vyksta labai nerezultatyviai. Kaip manote, kaip bus šiandien? Na, žinot, iš tikrųjų tai yra tam tikras derbis. Vis tik Vilniaus abidvi komandos yra ir vienos ir kitos komandos žaidėjai stengiasi įdėti daug pastangų, kad rezultatas būtų teigiamas vienai ar kitai komandai. Bet neužmirškime ir tai, kad mes labai gerai vienas kitą pažįstam. Ir matyt, tas ir trukdo geram rezultatyvumui, dėl to, kad komandas abidvi tinkamai būna pasiruošę rungtynėm. Visais atžvilgiais, tiek ir taktinių požiūrių, tiek ir žaidėjų įvertinimų ir panašiai. Ačiū. Taigi prasideda tiesioginė rungtynių transliacija. Vilniaus Vėtra prieš Vilniaus klubą sostinės derbis ir ką tik tai matėte Vėtros šeimininkų sudėtį. Netrukus supažindinsiu plačiau su abiejų komandų sudėtimis. Rungtynės prasidėjo ir tai yra centrinė turo dvikova. Prasidėjo Lietuvos A lygos čempionate antrasis ratas. Po pirmojo rato Vilnius pirmauja ir įtikinamai pirmauja, būdamas pirmoje vietoje. Vilniaus Vėtra užima 4. vietą. Ir dabar iškart nieko nedelsdamas supažindinsiu su komandų sudėtimis. Taigi šeimininkai Vilniaus Vėtros futbolininkai šiandien rungtyniaujantys juodą aprangą. Vartuose komandos naujokas 12 numeris Stanislav Kozyrev. Gynyboje žaidžia 5 numeris Algis Jankauskas, 4 komandos kapitonas Julius Ralikonis, 55 Andrius Skerla. Aikštės kraštuose žaidžia numeris 33 Nerijus Asnauskas ir taip pat tik antrasias rungtynės A lygoje šį sezoną žaidžiantis Andrėjus Usačiovas, kaip tik dabar jisai su kamuoliu jūsų ekranuose. Ir saugų linija, Vėtros saugų linija, Pedro Botelio 99 numeris, Gediminas Butrimavičius 23, Mindaugas Pankas 17 numeris ir 2 puolėjai Vėtros gretose, 77 numeris Egidijus Juška ir 70 Lima Severino Demaura. Tai tokia Vėtros startinė sudėtis. Priminsiu, jog Vėtros vyriausias treneris yra specialistas iš Rusijos Aleksandras Tarkanovas. Na ir dabar svečiai Vilniaus futbolininkai. Jų startinė sudėtis netrukus po to, kai pasibaigė ši ataka nerezultatyviai, aktyviau rungtynės pradeda Vėtros futbolininkai. Jie iškart užgula varžovo vartus ir fiksuojama pirmoji pražanga. Taigi startinė Vilniaus komandos sudėtis: vartininkas 12 numeris Liudvikas Valius,
15 komandos kapitonas Darius Artiomovas, 16 Rodney, 13 Ramūnas Radavičius, 5 Vytautas Lukša, 8 Andreson, 20 Erasmo Binjo, 9 Claire, 7 Paulinio, 10 Mülleris ir 4 Andrėjus Sokolovas. Vyriausias Vilniaus klubo treneris Antanas Vingilys. Na ir pirmoji pavojinga ataka sužaidus vos 2 minutės. Nerijus Sasnauskas, jo bandymas iš toli ir atrėmė Vilniaus futbolininkai buvę sienelėje Nerijaus Sasnausko smūgį. Mindaugas Panka tęsė Vėtros futbolininkų ataką. Taigi minėjau, kad tai yra centrinis arba bent jau laukiama, kad įdomiausias susitikimas pirmame antro rato ture. Šiandien jau sužaistos vienerios 10-ojo turo rungtynės. Vilniaus Žalgiris gan netikėtai namuose sužaidė tik lygiosiomis 1-1 su Klaipėdos Atlantu. Atlantas pirmavo po 60 minutę įmušto Luka Aničičiaus įvarčio, tačiau pačioje rungtynių pabaigoje Žalgirio futbolininkams vis dėlto pavyko išlyginti rezultatą. Atlanto futbolininkai įsimušė įvartį į savo vartus. Ir trumpai apie turnyrinę lentelę A lygos sužaidus 9 turus. Taigi, minėjau, jau pirmauja Vilniaus klubas. Gan netikėtai, pernai tik 7 vietą užėmęs Vilniaus klubas šį sezoną pradėjo įspūdingai ir po pirmojo rato yra lyderių pozicijoje. Vilniaus sąskaitoje po 9 rungtynių 21 įvartis. Antroje vietoje čempiono titulą ginantis FBK Kaunas po 9 rungtynių surinkęs 19 taškų. Šiandien FBK Kaunas namuose susitinka su Visagino Interu, taigi daug galimybių, kad padidins savo sąskaitą. Trečioje vietoje Vilniaus Žalgiris po 10 rungtynių surinkęs 19 taškų ir pagal šį rodiklį pasivėjęs Kauno, bet kaip minėjau, Kaunas turi rungtynės atsargoje. Ketvirtoje vietoje Vilniaus Vėtra 9 rungtynės 15 taškų. Toliau seka 5-6 vietas besidalijantys Panevėžio Ekranas ir Marijampolės Sūduva, jie turi po 14 taškų. Šiauliai 7 vietoje 9 taškai, Atlantas iškovojo 6 tašką ir užima 8 vietą. Na ir outsiderių pozicijoje 9 pozicijoje Šilutė turinti 5 taškus ir paskutinę 10 vietą užima Visagino Interas, kurios sąskaitoje tik 2 taškai. Beje, Visagino Interas yra vienintelė lygos komanda, kuri neiškovojo nei vienos pergalės. Na ir minėjau, šiandien susitinka Šilutė su Sūduva, Ekranas su Šiauliais ir FBK Kaunas su Visagino Interu. Transliacijos metu taip pat supažindinsiu jūs su šių rungtynių rezultatais. Na, o dabar visas dėmesys susitikimui Vilniuje. Vilniaus Vėtra prieš Vilniaus klubą. Tai antrasis oficialus mačas šį sezoną tarpusavio Vilniaus ir Vėtros susitikimuose. Pirmasis baigėsi šiame stadione lygiosiomis 0-0, įvarčių nebuvo įmušta. Ir gan nerezultatyviai žaidžia abi komandos tarpusavyje. Praėjusiais metais per 4 šių komandų rungtynes buvo įmušti vos 2 įvarčiai. Abu kartus minimaliu skirtumu 1-0 laimėjo Vėtra, o 2 susitikimai baigėsi be įvarčių 0-0. Na ir kaip minėjo Vėtros trenerio asistentas Vytautas Jančiauskas, šiandien stengsis nutraukti šią seriją tiek Vėtros futbolininkai, tiek ir Vilniaus. Ir pasistengs, kad rungtynės būtų įdomios ir intriguojančios, kokių ir laukia tiek žiūrovai susirinkę Vėtros stadione, tiek ir žiūrovai stebintys šias rungtynės televizijos pagalba. Rungtynės aikštės viduryje ir Mindaugas Panka perima kamuolį bei pradeda Vėtros ataką ir Audrius Žuta, rungtynių teisėjas, fiksuoja pražangą. Vėtra galės tęsti savo ataką. Nerijus Sasnauskas kairiuoju kraštu. Ir Vytautas Lukša perima kamuolį ir Vilnius pradeda ataką. 4 numeris Andrėjus Sokolovas. Na, beveik nepasikeitus Vilniaus komandos sudėtis lyginant su praėjusiais turais. Tik vyriausias treneris Antanas Vingilys padarė vieną keitimą ir vartininką Pavelą Leusą pakeitė Liudvikas Valius. Pasak trenerio, abu vartininkai yra panašaus pajėgumo ir abu turi turėti šansą į parodyti savo sugebėjimus. Ir dviejas pastarąsias rungtynės vartuose stovėjo Pavelas Leusas, o dabar leido į aikštę Vilniaus treneris Liudviką Valių. Pasak trenerio, jis nesirėmė principais, jog laimėjusi komanda nekeičia sudėties ir abu vartininkai turi šansą įrodyti savo pajėgumą. Pedro Botelio praranda kamuolį ir jo tėvynainis lošintis
Vilniaus klube, pradeda ataką Kleiras su kamuliu ir gan pavojinga Vilniaus ataka. Algis Jankauskas nutraukė pavojingą Kleiro prasiveržimą, dabar Kleiras nepamatė dešinėme krašte į ataką pasijungusio Vytauto Lukšos ir neperdavė savo komandos draugui kamuolio. Na ir šiek tiek apie pakeitimus Vėtros komandos sudėtyje. Praėjusiame ture sunkią kelio traumą gavo pagrindinis Vėtros vartininkas Vaidas Žutautas ir trauma yra labai sunki ir neaišku, ar vartininkas sugrįš į aikštę šį sezoną. Vėtrai buvo iškilę daug problemų dėl vartininkų, buvo susižeidęs ir antrasis vartininkas Arvydas Kacinkevičius, nuo dramatiškai vykusiose rungtynėse praėjusiame ture Vėtra prieš Šiaulius buvo išvytas iš aikštės Povilas Valinčius, vartininkas, kuriam teko netikėtai eiti į aikštę ir jis dėl diskvalifikacijos šiandien taip pat negali padėti, taigi vartus teko stoti Stanislavui Kozirevui, legionieriui iš Rusijos. Dar trečiadienį jis buvo Maskvoje ir ten tvarkėsi vizos reikalus, todėl negalėjo treniruotis kartu su komanda, tačiau paskubinus įvykius Stanislavas Kozirevas spėjo laiku atvykti į Vilnių ir šiandien gina Vėtros vartus. Tai Rusijos jaunimo rinktinės vartininkas, kuris žaidęs ir Ramenskoje Saturn klubuose ir Grozno Terek, tuo metu, kai šiuos klubus treniravo dabar Vėtrai vadovaujantis Aleksandras Tarkanovas. Ir dar yra keletas pakeitimų Vėtros sudėtyje. Tik antras rungtynes šį sezoną A lygoje žaidžia Andrėjus Usačiovas. Dažniausiai tame krašte žaisdavo Pedro Botelio, 99 numeris. Šį kartą Aleksandras Tarkanovas nusprendė Pedro Botelio perstumti į aikštės vidurį, į saugų liniją. O jo vietą užėmė Andrėjus Usačiovas. Limas Severino įsiveržė į baudos aikštelę, perdavimas į aikštės vidurį, tačiau Liudvikas Valius žaidžia be klaidų ir sugauna kamuolį, taip nutraukdamas Vėtros ataką. Vėtra vėl pradeda savo ataką iš naujo. Andrėjus Usačiovas, Pedro Botelio, netikslus jo perdavimas ir Vilniaus futbolininkai perima kamuolį, perima neilgam. Andrėjus Usačiovas atkakliai kovodamas iki galo bando pratęsti ataką, tačiau to nepavyksta padaryti. Taigi jau minėjau, šį sezoną abi komandos tarpusavyje sužaidė be įvarčių 0-0, praėjusį sezoną 2 lygiosios ir 2 Vėtros pergalės. Na ir įdomus faktas tas, kad per visą A lygos istoriją Vilniaus klubui dar nėra nei karto pavykę laimėti prieš Vėtros futbolininkus oficialiuose rungtynėse. Vėtra iškovojo 12 pergalių, 7 susitikimai baigėsi lygiosiomis ir didžiausia pergalė, didžiausių skirtumų Vėtrai pavyko iškovoti 2003 metais pačiame pirmame tarpusavio susitikime, tada Vėtra sutriuškino Vilnių rezultatu 5-0. Šį sezoną situacija šiek tiek kitokia. Vilnius lyderis, Vėtra, kuri taip pat žadėjo prieš sezoną kovoti dėl aukso medalių ir dėl pačių aukščiausių vietų, bei konkuruoti su stipriausiais Lietuvos klubais kaip Kaunas ir Ekranas, kurie pastaruoju metu diktavo madas Lietuvos futbole. Sezoną pradėjo ne itin sėkmingai. 4. vieta po 9 rungtynių, 15 taškų, 4 pergalės, 3 lygiosios ir 2 pralaimėjimai. Na, o Vilnius iš tikrųjų rungtyniavo įspūdingai. Pirmose 3 turuose sužaista lygiosiomis su visais 3 praėjusio sezono prizininkais, su Vėtra, su Kaunu ir su Ekrano klubu. Na, o vėliau iškovotos 6 pergalės iš eilės. Ir neaišku, ar šiandien Vėtrai pavyks sustabdyti Vilnių ir nutraukti įspūdingą 6 pergalių seriją. Daug broko aikštės viduryje, kol kas nepavyksta nei vienai, nei kitai komandai surengti ką nors pavojingo. Dažnai atakos nutrūksta aikštės viduryje. Na, Lietuvoje yra ta aikščių problema, kol kas aikštės nėra tokios lygios ir geros, kokias turi užsienio klubai, ypač vakarų Europos, ir tai šiek tiek futbolininkams trukdo demonstruoti techniškesnį futbolą, kuriame būtų mažiau broko. Na ir Vėtros treneris Aleksandras Tarkanovas ne kartą minėjo, kad Vėtra propaguoja technišką futbolą, daug kombinacijų, daug perdavimų, trumpų perdavimų aikštės viduryje. Na ir kai aikštėje nelygi, tai futbolininkams šiek tiek trukdo žaisti greitesnį futbolą. Stanislavas Kozirevas jūsų ekranuose, pirmosios rungtynės A lygoje. Šį sezoną jis už Vėtrą spėjo sužaisti tik už dublerių komandą vienerias rungtynės ir, kaip minėjau, turėjo skubiai atvykti iš Maskvos susitvarkęs vizos reikalus, nes Vėtra liko be vartininkų. Labai dramatiškai klostėsi praėjusio turo rungtynės tarp Vėtros ir Šiaulių. Iš tikrųjų, net scenarių, ko gero, būtų sunku tokį sugalvoti. Vėtra pirmavo 2-0 ir antrąjį įvartį įmušė po keitimo aikštėje pasirodęs Rolandas Karčemarskas, Vėtros puolėjas.
Ir Vėtra atrodė viskas taip ir baigsis. Vėtra kontroliavo žaidimą, pirmavo 2-0, tačiau traumą gavo pagrindinis vartininkas Vaidas Žutautas. Jį turėjo pakeisti 18-metis Povilas Valinčius, kuris šį sezoną nebuvo žaidęs netgi už dublerius, bet kaip minėjau, Arvydas Kacinkevičius taip pat buvo susižeidęs ir negalėjo rungtyniauti, negalėjo būti net tarp atsarginių. Povilas Valinčius netikėtai atsidūręs tarp 18 žaidėjų, turėjo išbėgti į aikštę ir žaidė gan patikimai iki to momento, kaip kojomis bandė išmušti kamuolį iš baudos aikštelės ir jį perėmė Šiaulių futbolininkai, išprovokavo pražangą ir buvo skirtas 11 metrų baudinys, o Povilui Valinčiui Vėtros vartininkui buvo parodyta raudona kortelė. Taigi Vėtra keitimų neturėjo netgi ir atsarginių vartininkų tuo momentu. Ir vartininko pirštinės turėjo užsidėti Rolandas Karčemarskas, Vėtros puolėjas, ir ne tik užsidėjo, bet ir įspūdingai pasirodė ant vartų linijos Rolandas Karčemarskas, atrėmęs 11 metrų baudinį ir taip padėjo savo komandai iškovoti pergalę rezultatu 2-1. Tai jau ne pirmas kartas, kai Vėtrai atsitinka tokie dalykai. 2004 metais taip pat Marius Poškus, tuometinis Vėtros vartininkas, buvo pašalintas iš aikštės ir į vartus teko stoti Nerijui Sasnauskui, šiuo metu 33 numeriu rungtyniaujančiam futbolininkui. Tuo metu Vėtra pralaimėjo FBK Kaunui 1-2. Na ir per visą A lygos istoriją 7 kartus aikštės žaidėjas buvo priverstas stoti į vartus, į vartininko poziciją, tačiau nei vienam iš jų, kaip Rolandui Karčemarskui, nepavyko ištraukti, vadinkim taip, 11 metrų baudinio. Taigi grįžtame į aikštę, Nerijus Sasnauskas kairiuoju kraštu. Jo, perdamas į vidurį Limas Severino, Vėtros legionierius iš Brazilijos, toliau į baudos aikštelę ir fiksuojama nuošalė. Šiandien rungtynėms teisėjauja aikštės teisėjas Audrius Žuta ir jam padeda teisėjo asistentai Arūnas Šeškus ir Marijus Jasbutis. Dar viena nuošalė fiksuojama Vėtros futbolininkams. Lima Severino atsiduria nuošalėje. Tai vienas rezultatyviausių Vėtros futbolininkų, jo sąskaitoje 2 įvarčiai A lygoje, taip pat 2 įvarčius Limas Severino spėjo įmušti ir Baltijos lygoje. Vėtra kaip Lietuvos čempionato prizininkė ir dar 3 klubai, 4 stipriausi Lietuvos klubai dalyvauja ir Baltijos lygoje. Na ir Vėtra jau užsitikrino vietą Baltijos lygos ketvirtfinalyje. Jai dar liko 1 rungtynės, gegužės 22 dieną. Vėtra namuose susitiks su Talino Flora ir pergalės atveju užimtų pirmą vietą, tačiau pergalė neturi būti 1 įvarčio ar 2 įvarčių skirtumų. Turi Vėtra nugalėti 3 įvarčiais ir tada užims pirmą vietą. Vėtros grupėje taip pat žaidžia Rygos Skonto ir Talino Flora. Taigi Vėtra su Skonto jau užsitikrinę vietas ketvirtfinalyje. Dabar paskutinės rungtynės tik lems, kuri bus pirma komanda, kuri antra. Vėtros taip pat laukia dar ir pasirodymai UEFA Intertoto turnyre, na, o Vilnius visas jėgas ir visą dėmesį yra sutelkęs į pasirodymus Lietuvos futbolo A lygoje ir tai jiems sėkmingai pavyksta. Pirma vieta prieš sezoną Vilniaus klubo prezidentas Algimantas Breikštas kalbėjo, jo komandos tikslas aukso medaliai, tačiau tada į tokias kalbas daugelis futbolo specialistų, gerbėjų ir mėgėjų žiūrėjo gan ironiškai netgi, tačiau dabar jie turėtų kitaip jau galvoti apie Vilniaus klubą. Iš tikrųjų įspūdinga 6 pergalių serija ir pirmoji vieta Gediminas Butrimavičius. Prieš jį prasižengė Vilniaus futbolininkai, buvęs Vėtros kapitonas Gediminas Butrimavičius grįžo po metų pertraukos į didįjį futbolą, buvo išvykęs rungtyniauti į Jungtines Amerikos valstijas, ne kiek rungtyniauti, kiek daugiau studijuoti, žaidė tik mėgėjiškai, tačiau, pasak pačio futbolininko, negalėjo ilgai tverti be futbolo ir grįžo į Lietuvą ir vėl užsivilko Vėtros marškinėlius. Dabar jo perdavimas į baudos aikštelę ir gan pavojingai perdavė kamuolį Gediminas Butrimavičius, tačiau Valius žaidžia užtikrintai ir išmuša kamuolį toliau nuo savo vartų. Juškos ir Kleiro dvikova aikštės viduryje ir Vėtros futbolininkams nepavyksta išsaugoti kamuolio. Audrius Žuta, rungtynių arbitras, rodo, jo kamuolį iš šonės linijos grąžins Vilniaus futbolininkai. Andrėjus Usačiovas, jo perdavimas link Egidijus Juškos. Egidijus Juška įmušė pirmą įvartį praėjusiame ture į Šiaulių vartus, na, o antrąjį, kaip jau minėjau, Rolandas Karčemarskas ir Vėtra nugalėjo rezultatu 2-1 Šiaulių klubą. Vilnius praėjusiame ture įveikė svečiuose Vilniaus Žalgirį, iškovota pergalė rezultatu 2-1 ir pratęsta pergalių serija iki 6. Miuleris perėmė kamuolį iš Andriaus Kerlos ir įsiveržė 1 prieš vartininką. Pirmasis įvartis krenta į Vėtros vardus, 10 numeris Miuleris
išveda Vilniaus klubą į priekį. Sužaidus 17 minučių Vilnius priekyje 1-0. Na ir jūsų ekranuose besidžiaugiantys Vilniaus fanai. Dabar nematote, ką išdarinėja Vilniaus brazilai aikštės viduryje. Jų samba ir triumfas. Vilnius priekyje 1-0. Dar kartą jūsų ekranuose Vilniaus įvartis. Andrius Skerla, Lietuvos rinktinės ir Vėtros klubo gynėjas praranda kamuolį ir vienas išsiveržęs prieš vartininką Mülleris siunčia kamuolį į vartų tinklą. Šioje situacijoje nieko negalėjo komandai padėti Stanislavas Kozdirevas. Ir Müllerio tai jau 6. įvartis šio sezono Lietuvos A lygoje. Už jį rezultatyviau Vilniaus komandoje žaidžia tik tai Kleiras, 9. numeris. Jis jau yra įmušęs 7 įvarčius. Taigi atrodo nutraukė tą negerą tradiciją Vilniaus klubas, įmuša įvartį į Vėtros vartus. Tai pavyko padaryti tik po 6 rungtynių pertraukos. Kaip minėjau, praėjusį sezoną Vilnius nebuvo nuginklavęs Vėtros vartininkų. Šio sezono pirmame susitikime taip pat užfiksuotos lygiosios 0-0. Na ir dar 2005 metais paskutinis susitikimas baigėsi 2-0 Vėtros pergalę. Taigi Vilniui pagaliau pavyko nutraukti tą užkeiktą seriją. 6 rungtynės prieš Vėtrą be įvarčių. Skirtingai nei Vilniaus klube, Vėtros komandoje nėra aiškių puolimo lyderių. Prieš sezoną labai rezultatyviai rungtyniavo Vėtros naujokas Vitalis Stankevičius, tačiau pastaruoju metu jam neįpač sėkmingai sekasi rungtyniauti ir šiandien Aleksandras Tarchanovas neįtraukė Stankevičius į pagrindinę komandos sudėtį. Stankevičius liko tarp atsarginių, o jo vietą puolime užėmė Egidijus Juška. Dar vienas Vilniaus klubo kontraišpuolis, vėl Mülleris kairiajame krašte, prieš jį Andrius Skerla. Skerlai padeda ir Andrėjus Usačiovas. Dar nepavyksta dviem Vėtros gynėjams pradžioje atimti kamuolio, tačiau šiaip netaip pavyko neutralizuoti pavojų Usačiovui ir Skerlai bendromis pajėgomis. Audrius Žuta stabdo žaidimą. Na ir dabar palauksim, kokį sprendimą priims teisėjas, kodėl buvo rungtynės sustabdytos, galbūt dėl to, jog fanai panaudojo pirotechniką, šiek tiek aptemdė aikštę, šiek tiek dūmų užėjo ant aikštės ir Audrius Žuta, rungtynių arbitras, buvo priverstas sustabdyti rungtynes ir palaukti, kol dūmai prasisklaidys. Grąžina Vėtros futbolininkai kamuolį Vilniaus klubui, kuris prieš tai ir kontroliavo žaidimą. Sužaista 19 minučių ir Vilnius priekyje 1-0. Na, šiandien Vilniaus futbolininkai skaitomi svečiais, tačiau šį sezoną Vilnius taip pat žaidžia Vėtros stadione savo namų rungtynes, taigi prie šio stadiono Vilniaus futbolininkai jau pripratę. Praėjusį sezoną jie rungtyniavo Vilniaus Žalgirio stadione, o šį sezoną persikėlė į Vėtros. Taigi sunku dabar pasakyti, kurie yra šeimininkai, kurie svečiai. Abi komandos šiame stadione žaidžia namų rungtynes ir prie šios aikštės yra pripratę. Vytautas Lukša pradeda ataką, vėl Mülleris įsiveržė į baudos aikštelę ir Algis Jankauskas neutralizuoja pavojų bei pradeda Vėtros kontrataką, kuri nutrūksta Limai Severino neperimus kamuolio. Daug rungtynių aikštės viduryje. Gediminas Butrimavičius atrodo perima kamuolį, tačiau neilgam ir prasižengia prieš Gediminą Butrimavičių 20 numeris Erasmo Binio. Daug legionierių Vilniaus gretose iš Brazilijos, tačiau šį sezoną palyginus su praėjusiais metais Vilniui pavyko suburti daug pajėgesnę komandą. Praėjusį sezoną Vilnius užėmė vos 7 vietą, na, o dabar yra turnyrinės lentelės viršuje. Algis Jankauskas, Gediminas Butrimavičius ir Audrius Žuta rodo, jo kamuolį iš šoninės linijos grąžins Vilniaus futbolininkai. Andrėjus Sokolovas, gynybos dešinėme krašte rungtyniaujantis Vilniaus futbolininkas. Ir Mindaugas Panka laimėjo oro dvikovą. Mindaugas Panka dar praėjusį sezoną rungtyniavo Vilniaus komandoje ir prieš šį sezoną perėjo į Vilniaus Vėtrą. Taigi dabar žaidžia prieš buvusius komandos draugus. Stabdomas vėl žaidimas ir Vėtros futbolininkams atitenka kamuolys. Limas Severino
ir Pedro Botelio. Kamuolys nepasiekė, Vietros futbolininkai saugo kamuolį, Julius Rolikonis, komandos kapitonas, daugiausiai už Vietros klubą sužaidęs futbolininkas ir Nerijus Sasnauskas, dar vienas Vietros klubo senbuvis. Gan daug pasikeitimų po praėjusio sezono įvyko Vietros sudėtyje. Vietrą paliko rezultatyviausias praėjusio sezono A lygos futbolininkas, Vietros atakų lyderis Sergejus Kuznecovas, kuris praėjusį sezoną įmušė 18 įvarčių ir šiuo metu žaidžia Rusijos pirmoje lygoje. Norėjo pakeisti klubą Sergejus Kuznecovas. Taip pat ir daugiau pasikeitimų Vietros komandoje išėjo patyrę Lietuvos rinktinės saugai Aidas Preikšaitis ir Donatas Vencevičius. Buvo ir daugiau pasikeitimų, ir iš naujokų šiuo metu aikštėje matome vartininką Stanislavą Kozrivą, Lietuvos rinktinės gynėją Andrių Skerlą, taip pat minėtas Mindaugas Panka, 2 legionieriai iš Brazilijos Pedro Botelio ir Lima Severino, ir naujokų galima laikyti ir Gediminą Budrimavičių, kuris į Vietrą sugrįžo, kaip minėjau, po metų pertraukos. Ir dėja, dėl traumų Vietrai negali padėti nemažai futbolininkų. Aikštės viduryje labai trūksta vieno iš komandos lyderių, legionierius iš Makedonijos Dejano Milošeskio. Jis šį sezoną sužaidė vos porą rungtynių A lygoje, jam atsinaujino blauzdos raumens traumą. Ir iš tikrųjų Aleksandras Tarchanovas nekartą minėjo. Dabar pavojingas Egidijus Juško smūgis ir Liudvikas Valius atrėmė šį Vietros puolėjo smūgį. Nepavyko pasižymėti Egidijui Juškai. Praėjusį turą rungtynėse su Šiauliais iš panašios pozicijos smūgiavo Egidijus Juška, tada smūgiavo į tolimą kampą ir padėjo savo komandai įsiveržti į priekį pirmajame kėlinyje. Šį kartą nuginkluoti varžovo vartininko Juškai nepavyko. Dar vienas kampinis prie Vilniaus klubo vartų. Nerijus Sasnauskas pasiruošęs pakelti kampinį ir daug futbolininkų baudos aikštelėje. Teisėjas sustabdo rungtynes, nes labai aktyviai prie vartininko grūmėsi Lima Severino su Vilniaus gynėjais ir šiek tiek tenka raminti rungtynių arbitrui aistras. Nerijus Sasnausko perdavimas ir Liudvikas Valius užtikrintai pagauna kamuolį bei skuba pradėti komandos ataką. Mülleriui mestas kamuolys prieš šį Pedro Botelio. Ir pavyksta perimti kamuolį Brazilui iš Brazilo, kurie šiandien atstovauja skirtingoms barikadų pusėms. Vienas 0 Vilniaus klubas priekyje ir Vietrai reikia daugiau atakuoti. Reikia labiau spausti varžovus, norint išlyginti rezultatą. Algis Jankauskas. Ir nėra atsidengusių komandos draugų, taigi Algiui Jankauskui teko grąžinti kamuolį vartininkui. Daug pasikeitimų yra ir Vilniaus komandoje. Po praėjusio sezono paliko jau minėtas Mindaugas Panka, kuris perėjo į Vietrą, taip pat Tomas Ražanauskas išvyko rungtyniauti į užsienį, buvęs Lietuvos rinktinės saugas. Išėjo ir vartininkas Maciej Kijevski bei dar vienas legionierius iš Lenkijos Adrian Brovets. Ir karjerą baigė Žydrūnas Grudzinskas, taigi šie iš pagrindinių futbolininkų paliko Vilnių, ir paliko dar nemažai brazilų, tačiau juos pakeitė, pasak klubo prezidento, pajėgesni brazilai. Vilniaus klubas bendradarbiauja su futbolo akademija esančia Brazilijoje ir daug legionierių savo gretose. Būtent iš šio šalies turi Vilniaus klubas, kuris dabar ir atakuoja. Mülleris perduoda Paulinio, dar toliau į kraštą. Darius Artiomo su kamuoliu, jo perdavimas į baudos aikštelę. Ir netikslus buvo Artiomo perdavimas. O čia jau Nerijus Sasnauskas kovoja su Kleiru, ir turi nemažai sąskaitų šie du futbolininkai. Būtent jau trenerio prieš rungtynės interviu minėtame susidūrime, masinėse muštynėse, kitaip ir nepavadinsi, prieš sezoninėse rungtynėse Sasnauskas ir Kleiras daugiausia suvedinėjo sąskaitas. Kleiras smūgiavo Sasnauskui iššokęs koją, tai iš tikrųjų buvo masinės muštynės ir nelabai panašu į futbolo aikštę, o daugiau į bokso ringą. Ir net 4 raudonas korteles turėjo parodyti rungtynių teisėjas, taigi draugiškos rungtynės nebuvo labai draugiškos. O pirmajame turėjau oficialiuose rungtynėse. Tokių muštynių nebuvo, tačiau nebuvo ir įvarčių. Baigėsi 0-0. Mülleris prie kamuolio, jo smūgis link vartų. Ir Stanislavas Kozrovas sugauna kamuolį, tačiau jau sugauna už aikštės ribų. Teisėjas rodo, jog skiriamas kampinis prie Vietros vartų. Dar kartą šis epizodas jūsų ekranuose ir nuo Algio Jankausko galvos kamuolys palieka aikštę. Kozrovui nepavyko išsaugoti kamuolio aikštės ribose. Mülleris
ką tik atlikęs baudos smūgį, dabar paduoda Kampinį. Įžaidžia Vilniaus futbolininkai Kampinį. Ir gan pavojingos Vilniaus atakos. Ir Mülleriui nepavyksta dabar perduoti tiksliai kamuolio link tolimojo virsto. Kamuolys skrieja už aikštės ribų. Ir Vėtra skuba į kontrataką. Andrėjus Usačiovas dešiniuoju kraštu, jo perdavimas į priekį link Juškos. Ir pastarajam pavyks perimti kamuolį, tačiau nesusistabdo Juška kamuolio ir jis atsiduria Liudviko Valiaus rankose. Liudvikas Valius taip pat nieko nedelsdamas skuba pradėti savo komandos ataką. Vėl Mülleris aktyviausias šių rungtynių futbolininkas, 10 Vilniaus klubo numeris. Būtent jo sąskaitoje kol kas vienintelis šio mačo įvartis. Lukša su kamuoliu. Ir nepergudrauja Lukša Gedimino Butrimavičiaus, tačiau kamuolys išlieka Vilniaus klubo futbolininkams. Ir Müllerius keičia atakos kraštą, tačiau kamuolio nespėja pavyti Ramūnas Radavičius. Andrėjus Usačiovas grąžina kamuolį į žaidimą, prašo savo komandos draugų, kad prieitų arčiau, jo galėtų perduoti kamuolį. Ir vėl perdavimas netikslus ir vėl varžovai perima kamuolį ir dar kartą kamuolys išrieda už šoninės linijos. Daug broko aikštės viduryje, daug netikslių perdavimų, stabdomas žaidimas. Šiek tiek aprimo žaidimas po to, kai Vilnius įmušė vienintelį kol kas įvartį pirmajame kėlinyje. Tada Vėtra bandė perimti iniciatyvą, buvo pora pavojingų išpuolių, na, o dabar dažniausiai kamuolys aikštės viduryje ir pavojingų atakų trūksta. Na ir pranešimai iš kitų Lietuvos stadionų. Jau minėjau, kad žaidžiamos dar 3 rungtynės, vienerios jau pasibaigė. Vilniaus Žalgiris susitikimą su Klaipėdos Atlantu baigė lygiosiomis 1-1. Šilutė namuose pralaimėjo Marijampolės Sūduvai 1-3. Nors Šilutės futbolininkai pirmieji įmušė įvartį ir pirmavo 1-0, tačiau vėliau Sūduva atsakė 3 tiksliais smūgiais. Pasižymėjo Oliveira, Klevinskas ir Jasaitis Sūduvos gretose ir Sūduva į savo sąskaitą įsirašė 3 taškus. Rungtynėse su Šilute 3 taškus pelnė ir Panevėžio Ekranas. Jis namuose nugalėjo Šiaulių Vienuolikę rezultatu 2-1. Taip pat įdomiai labai klostėsi rungtynės. Svečiuose žaidė Šiauliai po Kirknerso įvarčio pirmavo rezultatu 1-0, tačiau antro kėlinio pradžioje Povilas Lukšys išlygino rezultatą 1-1 ir pačioje mačo pabaigoje jau per teisėjo pridėtą laiką Povilas Lukšys dar kartą pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išplėšė Ekranas pergalę rezultatu 2-1. Na, o FBK Kaunas įrodo, jog yra vienas stipriausių klubų Lietuvoje ir šį sezoną. Po pirmo kėlinio Kaunas pirmauja prieš Visagino Interą net 3-0, įvarčius įmušė Beniušis Ledesma ir Paskalis Mendi pasižymėjęs iš 11 metrų baudinio. Taigi Šilutė Šiauliai patyrė pralaimėjimus, o Sūduva ir Ekranas įsirašė po 3 taškus ir dabar Ekrano ir Sūduvos sąskaitoje 17 taškų ir jie pralenkė Vilniaus Vėtrą, kuri pralaimi dabar jau 2-0. Įspūdingas Vytauto Lukšos įvartis ir po rikošeto kamuolys pataiko į Stanislavo Kozrivo ginamus vartus. Vilnius priekyje jau 2-0. Jeigu iki tol Vilnius labai nerezultatyviai žaidė mačuose su Vėtra, tai dabar įrodo, jog šį sezoną ne veltui yra tarp lyderių. Nerijus Sasnauskas krito po kamuoliu prieš Vytautą Lukšą ir šis rikošetas sutrukdė sureaguoti į kamuolį Stanislavui Kozrivui. 2-0 Vilnius priekyje. Na ir baigsiu šiek tiek apie turnyrinę situaciją. Ekranas ir Sūduva turi po 17 taškų ir jau aplinkė Vėtrą, kuri turi 15 taškų, taigi pralaimėjimo ar net lygiųjų atveju Vėtra nukristų netgi į 6-ąją vietą iš 4. O Vilnius artimiausia perspėja FBK Kauną lenkia 3 taškais ir būtina bent lygiosiams sužaisti Vilniui, jog išlaikytų lyderio poziciją, nes pergalės atveju, o tuo abejoti neverta, jog Kaunas iškovos pergalę prieš Visagino Interą. Kaunas pasivytų Vilniaus futbolininkus, tačiau Vilniečiai įrodo, jog yra
virti pirmosios vietos 2-0 rungtynėse su Vėtra, sužaidus 31 minutę. Na ir dabar Vėtrai reikia pradėti atakas, pradėti kažką kurti ir prie varžovų vartų, nes norint bent išlyginti rezultatą, reikia mušti 2 įvarčius, o Vytautas Lukša tuo tarpu pradeda dar vieną greitą kontrataką. Suspėja sugrįžti ir daugiau Vėtros futbolininkų, tačiau blogai įsirikiuoja Mülleris, išeina 1-1, jo smūgis į vartus ir dabar tik tai bendromis vartininko ir gynėjo pastangomis pavyksta Vėtrai apsiginti ir išmuša kamuolį toliau nuo savo vartų Mindaugas Panka. Iš tikrųjų labai pavojingos Vėtros atakos ir jų galima pavojingų tikėtis ir toliau, nes Vėtras stengsis atakuoti, stengsis spausti savo varžovus, kaip tą daro ir dabar. Pedro įsiveržė į baudos aikštelėje, perdavimas Egidijui Juškai. Na ir dabar šiek tiek sudėlsi Egidijus Juška. Na ir dabar Vėtros futbolininkai reikalauja 11 metrų baudinio, nes jų nuomonė Rodnį sužaidė rankomis nugriuvęs, rankomis lietė kamuolį, tačiau teisėjo švilpukas tyli ir 11 metrų baudinys nebus skiriamas. Apsikeitė labai pavojingomis atakomis abi komandos. Iš tikrųjų prasidėjo atviras futbolas. Jeigu anksčiau pirmo kėlinio pradžioje ilgai kamuolys laikėsi aikštės viduryje, tai dabar jis beveik ten neužsibūna. Labai pavojinga Vilniaus ataka, suklydo Vėtros gynėjai. Na ir čia pat Vėtra atsakė taip pat pavojingų išpuolių. Matome, kad kamuolys lietė Rodnį ranką, tačiau teisėjo nuomonė tai nebuvo tas momentas, jog Rodnį sutrukdė tęsti ataką ir 11 metrų baudinys nebuvo skirtas. Na, Vėtrai reiks atakuoti ir reiks spausti varžovų vartus, o Vilniaus futbolininkai puikiai moka išnaudoti kontratakas. Kaip ir tą daro Vytautas Lukša, dabar atsiduria vienas prieš vartininką, tačiau teisėjas stabdo žaidimą, užfiksuota nuošalė Vilniaus saugui. Vilnius yra rezultatyviausia komanda A lygoje. Per 9 rungtynes Vilniaus futbolininkai įmušė 18 įvarčių, tiek pat kiek FBK Kaunas. Na ir dabar jau 20 įvarčių Vilniaus futbolininkų sąskaitoje. Tuo tarpu Vilnius Vėtra daug sunkiau muša įvarčius, per 9 rungtynes vos 10 kartų pavyko pasižymėti Vėtrai. Ir tai yra viena didžiausių problemų, apie ką kalba Aleksandras Tarchanovas nuo pat pirmųjų turų. Neišnaudojamos progos, neįtin rezultatyviai žaidžia Vėtros puolėjai, jiems gan prastai atakose talkina ir saugai. Tik 10 įvarčių ir pagal šį rodiklį Vėtra lenkia tik A lygos outsiderius Atlantą, Šilutę ir Interą. Taigi komandai, kurie pasiruošusi kovoti dėl aukščiausių vietų Lietuvos čempionate, iš tikrųjų reikia labai gerinti rezultatyvumą. Gynyboje iki šio turo Vėtra turėjo kuo pasigirti, buvo praleidusi tik 5 įvarčius, tiek pat kiek Ekranas, ir pagal šį rodiklį Ekranas ir Vėtra pirmavo. Buvo praleidę mažiausiai įvarčių, tačiau šiandienos mače jau praleisti 2 įvarčiai ir tai neretai pavyksta Vėtros varžovams pasiekti tokį rezultatą, jog 2 kart per rungtynes būtų nuginkluotas Vėtros vartininkas. Tačiau minėjau, šiandien Vėtrai negali padėti pagrindinis vartininkas Vaidas Žutautas, gavęs sunkią kelio traumą, ir ko gero Stanislavui Kozyrevui teks atlaikyti didžiausius krūvius šį A lygos sezoną, kadangi Arvydas Kacinkevičius ir Paulas Valinčius, kiti Vėtros vartininkai, yra dar nepatyrę, yra jauni vartininkai, nors ir pats Kozyrevas yra gan jaunas, jam vos 20 metų, atstovavęs Rusijos jaunimo rinktinį ne kartą, ir tikimasi, jog jis tinkamai pakeis Vaidą Žutautą. Kamuoja traumos Vėtros futbolininkus, jau minėjau, negali žaisti saugai iš Makedonijos Denas Miloševskis ir Bobis Božanovskis, ranką susilaužęs ir Darvydas Šernas. Gynyboje neturi legionierių kroato Marijano Budimiro, kuris taip pat pasitempęs raumenį, bei slovėno Almiro Suleimanovičiaus. Ir negali jais disponuoti Vėtros treneris Aleksandras Tarchanovas. Ir ko gero skaudžiausiai atsiliepia tai, jog saugų linijoje nėra tinkamų keitimų. Panka, Butrimavičius ir Juška, daugiausia jiems tekdavo krūvis aikštės viduryje. Butrimavičiui dar ganėtinai sunku ištempti visas 90 minučių po metų pertraukos praleistos be futbolo, o keitimų neįtin daug turi, todėl šiandien šiek tiek Aleksandras Tarchanovas perstatė savo komandos sudėtį į aikštės vidurį, perstumdamas Pedro Botelio 99 numerį, kuris įprastai rungtyniaudavo aikštės krašte. Jo vietoje dabar Andrėjus Usačiovas, kuris su kamuliu, Limas Severino, ir nepavyksta Brazilui perdavimas. Vėtros futbolininkai priversti grįžti atgal. Dabar
Vilniaus futbolininkai perleidžia iniciatyvą Vėtrai, kuri daugiau kontroliuoja kamuolį ir stengiasi regzti atakas prie Vilniaus vartų. Ekidijus iškart kovojo kamuolį kaklioje kovoje prieš Andrėjų Sokolovą. Ir čia jau prasideda grubus žaidimas. Tokį jau matėme per draugiškas rungtynės tarp Vėtros ir Vilniaus. Ir treneriai kalbėjo, jog oficialiose rungtynėse skaičiuojamos geltonos kortelės, už raudonas kortelės tenka palikti aikštelę, tuo tarpu draugiškose rungtynėse raudoną kortelę gavus galim daryti keitimus. Müllerio ir Andriaus Skerlos dvikova. Ir čia nukenčia Mülleris, tačiau rungtynės gali tęsti legionierius iš Brazilijos. Andrėjus Usačiovas čia perdavimas į kraštą Limai. Lima Severino su kamuoliu. Pedro baudos aikštelėje perduoda. Ir Pedro įsiveržė jo smūgis į tolimą kampą ir Vėtra sušvelnina skirtumą. Tikslus Pedro Botelio smūgis ir kamuolys Vilniaus klubo vartų tinkle. Liudvikas Valius šiuo atveju nieko negalėjo padėti savo komandai. Tikslus Brazilo smūgis ir 2 iš 3 įvarčių šiandien įmušė Brazilai. Kartą pasižymėjo Vilniaus vietose Mülleris ir Pedro Botelio. Dar kartą šis tikslus Vėtros smūgis į tolimą vartų kampą. Vėtra švelnina skirtumą 1-2. Iš tikrųjų įdomios rungtynės ir jeigu tie statistikos mėgėjai, kurie sakė prieš rungtynės, kad Vilnius ir Vėtra mažai muša įvarčių tarpusavio rungtynėse, jie buvo tam tikrą prasme teisūs. Šiandien Vilnius ir Vėtra neigia visas prognozes, neigia iš ankstinius nusistatymus, jog baigsis rungtynės 0-0 ar bent jau 1-0, jau 2-1 sužaidus tik 37 minutės. Dar iki pertraukos abiem komandom pavyksta įmušti 3 įvarčius. Iš tikrųjų įdomios, intriguojančios rungtynės. Ne veltui tai yra sostinės derbis. Ir matome daug aistrų aikštėje. Nerijus Sasnauskas nepasižymi ramiu charakteriu Vėtros gynėjas. Ir būtent jis su Kleiru buvo didžiausi, kabutėse, didvyriai tų masinių muštynių, kurios kilo per iki sezoninės rungtynės. Ir jau Sasnauskui teko su Kleiru šiandien taip pat susidurti. Įdomu dabar, kaip stengsis rungtyniauti toliau Vilniaus futbolininkai, ar stengsis vėl labiau koncentruoti savo pajėgas prie savų vartų ir gintis nuo Vėtros išpuolių, ar vis dėlto vėl pradės daugiau atakuoti, nes vienas įvartis tai persvara labai slidi, bet kuriuo atveju, bet kuriuo momentu varžovas gali išlyginti rezultatą ir perimti iniciatyvą. Dabar Liudvikas Valius, vienas iš Vilniaus vartininkų, minėjau, jog konkuruoja dėl vietos pagrindinėje sudėtyje Liudvikas Valius ir Pavelas Leusas. Tik prieš pat sezoną Leusas prisijungė prie Vilniaus klubo. Dar kartą Pedro kamuolys. Brazilų nepavyksta sustabdyti kamuolio ir Vilnius nutraukė ataką. Pirmaudami 2-0 Vilniaus futbolininkai galbūt šiek tiek atsipalaidavo, šiek tiek jau pradėjo galvoti apie pergalę. Ir tuo Vėtra pasinaudojo, sušvelnindama skirtumą ir dabar šiek tiek daugiau ir ilgiau kontroliuoja kamuolį Vėtros futbolininkai. Kleiras, rezultatyviausias Vilniaus klubo futbolininkas, buvo pargriautas ant žemės. Julius Raliukonis prasižengė prieš varžovą. Kleiras jau 7 kartus nuginklavo varžovo vartininkus, o Mülleris atsilieka vos vienu tiksliu smūgiu nuo savo komandos draugo. Dabar Lima Severino, jau Vėtros legionierius iš Brazilijos, atsidūrė ant žolės. Audrius Žuta rodo, jog pagalbos nereikia, jog Brazilas galės netrukus tęsti rungtynes. Tai vienas iš jauniausių Vėtros futbolininkų. Po savaitės Limai sukaks 21 metai ir prieš tai, prieš atvykdamas į Vėtrą, rungtyniavo, atstovavo Rio de Janeiro Flamengo klubui, jaunimo komandai ir kartu su Pedro Botelio, šiandienos įvarčio autorių, Lima Severino 3 kart tapo Brazilijos jaunimo čempionais ir dabar nusprendė karjerą tęsti Europoje. Tai buvo 18 metų. Lima domino ir kitus Europos klubus, tokius kaip Monako, tačiau kontrakto nepavyko pasirašyti Brazilui ir jis dabar atvyko į Lietuvą. Įspūdingai žaidė taip pat draugiškose rungtynėse Lima ir atkreipė Rusijos stiprių klubų dėmesį. Dabar jo perdavimas Andrėjui Usačiovui, tačiau Vilniui pavyksta nutraukti ataką. Taigi Lima Severino atkreipė Rusijos klubų dėmesį
Tačiau prasidėjęs sezonas nėra toks, kokio tikėjosi tiek Vėtros treneriai, tiek pats Brazilas. Kol kas neįtin dažnai pavyksta Vėtros puolėjai nuginkluoti varžovų vartininkus. Jo sąskaitoje A lygoje 2 įvarčiai, tiek pat kartų Lima pasižymėjo ir Baltijos lygoje. Iki pirmo kėlinio pabaigos lieka 4 minutės. Ir iš tikrųjų įdomios, intriguojančios rungtynės vertos derbio pavadinimo. Dvi sostinės komandos atkakliai kovoja viena prieš kitą. Vilniaus Vėtros futbolininkų išpuolis ir kamuolys Vilniaus klubo vartininko rankose. Algis Jankauskas dabar gan grubiai griauna Vytautą Lukšą ant žemės ir Algiui Jankauskui teisėjas rodo geltoną kortelę. Pirmasis įspėjimas. Algis Jankauskas baudžiamas geltoną kortelę ir čia pat aiškinasi santykių su Mülleriu. Sasnauskas dabar jau taikdario vaidmenyje ir nutraukė santykių aiškinimąsi Nerijus Sasnauskas. O čia dar kartą jūsų ekranuose Algio Jankausko pražanga prieš Vytautą Lukšą. Vytautas Lukša vienas iš Vilniaus klubo senbųjų. Visas 9 rungtynes šį sezoną yra sužaidęs Vytautas Lukša už Vilniaus komandą. Yra nemažai tokių futbolininkų Vilniaus gretose, kurie visada išeidavo į aikštę visose 9 rungtynėse. Tai gynėjai Ramūnas Radavičius ir Rodniai, taip pat saugai Paulinio Andresonas, Erasmo Binio ir minėtasis Lukša. Visi 4 saugai rungtyniavo visus 9 kartus. Taip pat puolime be keitimų pagrindinėje sudėtyje žaidžia ir Mülleris, ir Kleiras, pagrindiniai Vilniaus klubo puolėjai. Taip pat yra traumuotas Aivaras Laurišas, praėjusio sezono nebijotinas Vilniaus klubo lyderis. Tik sezono viduryje Laurišas papildė Vilniaus ekipą ir iškart tapo komandos lyderiu. Jis spėjo pelnyti už Vilniaus komandą suvaudamas 7 įvarčius. Ir Lietuvos geriausio A lygos futbolininkų rinkimuose Aivaras Laurišas užėmė 3 vietą, tačiau prieš sezoną gavo sunkią kelio traumą ir negali šį sezoną padėti savo komandai. Pasak trenerių, jau sveiksta Aivaras Laurišas ir netrukus galės prisijungti prie komandos. Ir įdomu bus stebėti, kokią vietą jam suras vyriausias treneris Antanas Vingilys. Puikiai ir rezultatyviai žaidžia tiek Mülleris, tiek Kleiras. Ir Aivaras Laurišas turės priprasti prie naujos komandos, tiek pasikeitusios po praėjusio sezono. Ir galbūt nebus toks ryškus lyderis, kaip buvo iki šiol. Artėja link pabaigos pirmasis kėlinys. Vilnius Vėtra namuose žaidžianti komanda 1-2 pralaimi prieš Vilnių. Vilnius pirmavo 2-0, tačiau Vėtrai pavyko sušvelninti rezultatą. Pavyko įnešti daugiau intrigos į susitikimo eigą. Ir Vėtra tęsia savo išpuolius. Limo Severino. Na ir dabar prieštarauja Nerijus Sasnauskas teisėjo sprendimu, jog blogai išmetė užribį. Tačiau teisėjas nusprendė, jog kamuolys turi atitekti Vilniaus futbolininkams. Nerijus Sasnauskas ne pagal taisyklės grąžino kamuolį į aikštę. Gediminas Butrimavičius. Jo perdavimas į kraštą Limai Severino. Na ir dabar uždirba kampinį Lima Severino. Belikus pusė minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Lima Severino 70-asis Vėtros numeris uždirba kampinį, kurį pakels Gediminas Butrimavičius. Vėtra turi neblogą galimybę prieš pat pertrauką išlyginti rezultatą. Perdamas į baudos aikštelę ir dabar prasižengia prieš Liudviką Valių Algis Jankauskas. Vartininko aikštelėje Vėtros gynėjas pastūmė Vilniaus vartininką ir teisėjas fiksuoja pražangą. 2 minutės pridėtos prie pirmo kėlinio, dar 2 minutės tek žaisti iki pertraukos Vėtros ir Vilniaus futbolininkams. Na ir pertraukos pradžioje neperjunkite kanalo, nes iškart galėsite išgirsti, ką apie rungtynių pirmą kėlinį mano tiek Vilniaus, tiek Vėtros komandos treneriai. Bus jų interviu. Ir galbūt sužinosime, kokias korektūras gali padaryti Vėtros ir Vilniaus treneriai per pertrauką.
Dar viena Vietros futbolininkų ataka, Limas Severino prieš Rodnį. Ir dar vienas kampinis. Lieka minutė jau iki teisėjo pridėto laiko pabaigos. Ir Vietros futbolininkai dar vieną kampinį kelią. Pagal kampinius Vietra pirmauja prieš savo varžovus. Nerijus Sasnauskas dabar neskubėdamas artinasi prie kampinio vėliavėlės. Ir iš dešinio krašto Sasnauskas kelia kampinius, o iš kairio Gediminas Butrimavičius. Ir pažiūrėsime, kuris pavojingiau pakels kamuolį. Nerijus Sasnausko perdavimas ir Valius dabar kumščiais numuša kamuolį toliau nuo savo vartų. Vietra galės tęsti ataką, nes nuo Vilniaus vartininko kamuolys palieka aikštę. Mindaugas Panka, reikėtų paskubėti dabar Vietros saugui grąžinti kamuolį į aikštę, nes jau artėja laikas į pabaigą. Tuoj teisėjas sušvilps. Ir Limas Severino. Tačiau nebus leidžiama kelti kampinio, laikas baigėsi. Pirmasis kėlinys pasibaigė, Vilnius pirmauja rezultatu 2-1. Na ir manau, kad mūsų laukia nemažiau intriguojantis ir nemažiau įdomus antrasis kėlinys. Na ir dabar įvarčiai jūsų ekranuose. Tai antrasis Vilniaus įvartis, Vytautas Lukša puikiu tolimų smūgiu nuginklavo Stanislavą Kozarevą. Na, čia išlyginamasis, atsiprašau, sušvelninantis skirtumą Vietros įvartis Pedro Botelio. Man treneri, pirmas kėlinys susiklostė gana sėkmingai. Kokios priežastys tokio neblogo žaidimo? Na, žaidėjai visumoje vykdo trenerių numatytą planą ir turbūt tai padeda mums šiuo metu pirmauti. Kokias korekcijas darysite žaidime prieš antrąjį kėlinį? Na, paprašysim žaidėjų, kad pasistengtų geriau kontroliuoti kamuolį, išnaudoti kontratakas. Turbūt Vietros komanda bandys atakuoti, lyginti rezultatą. Tai gali būti, kad kontratakos bus galimybė pasiekti trečią įvartį. Ačiū Jums labai, sėkmės. Ačiū.